Labą dieną, Mindaugas Čaplikas. Na ką, filmuoju iš incidento vietos. Štai nesenai praūžė didžioji audra, išlaužė labai daug medžių čia Dzūkijoje pas mus. Ir esu netoli Puvočių ir va, štai pažiūrėkit, kaip virto medis ir vos ne ant avilio. Toks labai įdomus momentas, truputėlį aplamdė stogo šoniukus. Bet nieko, bitelės nenukentėjo, avilis nenukentėjo. Ir va, žiūrėkit, kaip pasisekė, tai aš vadinu bitininko sėkmė. Vat virto ten kažkur, tai lūžo, va čia, matosi va, medelis. Čia lūžo jisai, krito ir ne vienas, o du medžiai. Taip reiškiasi, krito ir žiūrėkite, kas toliau čia buvo. Krito ir jiems vidury kelio pasitaikė šitas medis. Sveikutėlis medis ir jisai, reiškiasi, paskirstė tą kritimą į šoniukus. Labai įdomiai. Va, vienas medis nukrito į tą pusę, o kitas medis nukrito į tą pusę. Vat, ir aviliukas liko sveikas. Galim ateiti pažiūrėti iš arčiau. Va, tik tai truputėlį stogiukas aplamdytas. Nenukrist. Tai va, per tas šakas. Va, tik tai trupučiuką, kaip sakyt, nežymiai stogiukas palamdytas, bet viskas tvarkoje. Bitelės sveikos, gyvos. Galim pažiūrėti, kaip laikosi. Vis tiek video apie bites. Štai išėjo bitelės po apžiūros, kaip sakyt, pasivedint. Padūminau išėjom, tai išėjo pasivaikščioti, jeigu didelė šeima. Tai va, tokios naujienos iš Dzūkijos. Tai ačiū Jums už dėmesį ir iki.